studentų miestelis. Kitų studentų miestelių šiemet 50. Vainikuojant šią sukaktį čia atidengta garsaus Lietuvos skulptoriaus Gintaro Česiūno skulptūra, kuri simbolizuoja begalybę. Ar miestelis, ar studentas, tai lygiai tas pats yra gyvas organizmas, ne? Kuris turi pradžią, turi brandą, turi jaunystę, turi senatvę ir visi šitie dalykai gyvenime jie vienas kitą veja. Ir tas ūkis, vadinkim, pereina visą, vadinkim, gyvenimo svajonių ratą. Ir mes vėl grįžtame, vėl pradedam svajonių. Mes turim labai aiškę viziją miestelio, kaip jis turėtų būti. Ne taip viskas paprasta. Tiek finansai, tiek kiti dalykai riboja. Taip ir šitas paminklas mes norėjom kitoj vietoj, paveldininkai mums neleido. Bet vienintelį dalyką, ką galiu pasakyti, kad miestelis tai turi būti labai aiškios ribos. Įžengiai koją į miestelį ir žinai, kad čia KTU miestelis. Šitą tikrai padarys. Vienokiais būdais, kitokiais. Skulptūra pagaminta iš skandinaviško raudonojo granito. Jos aukštis siekia 3 metrus, o sveria daugiau nei 5 tonas. 4 mėnesius prie skulptūros dirbo menininkas kartu su 4 pagalbininkais. Menininkas tiki, kad ši skulptūra netruks įsilieti į miestelio aplinką. Studentai ją pamėgs ir ji taps viso studentų miestelio neatsiejama dalimi, simboliu.